Hello, welcome back. Bandysiu šiandieną naują maršrutą. Čia va per Vytauto tiltą pravažiavau, nusukau link Ringaudų ir pamačiau, kad yra čia laiptai. Jie kyla čia link Noreikiškio, žinau, tenais vingiuotas keliukas miško bus kažkoks, gatvė ta prasme. Ir išlysiu į Noreikiškės akademiją. Tai dabar mano tikslas, labai noriu valgyti ir labai noriu šašlyką valgyti, senai valgiau, tai varau iki Ringaudų šašlykinės, o tada, jeigu dar turėsiu jėgų, dar bandysiu gal iki Kačerginės ar Zapyškio minti. Na, tik biškai kitoks maršrutas nuo centro iki Ringaudų dabar. Šiaip pirmą kartą šitais laiptais lipu, kylu. Kas patinka, kad dviračiams yra per vidurį stumtis, o ne šone. Šone tai visą laiką į tos turėklus, į sieną kokią nors kabinasi. Taip nepatogu. Čia geriau per vidurį. Ten matom Nemuno santaką. Baigėsi laiptai. Baigėsi laiptai. Teks biškį pasistumti dviratį per tokį purvyną. Pasirodo, čia visiškai nauja tų laiptų statyba. Užkylom šito kalniuku, visas šlapės, va biškį pasivaliau veidą su pirštu. Tai išlysim dabar į berods Dariaus ir Girėno gatvę ir važiuosim link to keliuko, kur sakiau vingioja, mišku, praslėksim biškelį smagiu takeliu. Va, čia jau kaip ir neužilgo. Dviračių takas baigėsi. Na, ten pėsčiųjų takas yra gal. Ar ne? Ne, gatvę reikės valyti. Varom. Smagus nusileidimas. O dabar bus smagus kilimas. Ai, visai, gal sakyčiau, ir nesudėtingas šitus užkilimas. Nu, nereik prisišnekėt per anksti. Užpumpavom. Lendam į Noreikiškės. Nu, va, pagaliau atminėm į akademiją. Aišku, čia šiaip buvo visai nemenkas galiukas kelio per tas Noreikiškės. Ir normalaus dviračio kelio kaip ir nėra šitą pusę, kur aš minau. Va taip paminiau
O, šit. Reikia gal keltis į kitą pusę, ten man rodos bent koks takas yra. Jo, reikia varyti greičiau. Ten. Ne kažką čia tas takas, bet bent koks. Nu va, pagaliau artėjame prie Ringaudų. Minant per Ringaudus, tai rekomenduoju, jeigu kas minsit tokiu keliu, tai sakau, geriau rinktis kairę kelio pusę, tai čia bent kažkoks takas yra. Nu, ale kaip dviračių takas. Dešiniai pusėj nėra. Nu ką, lekiam į šašlykinę paėsti, tikiuosi nereikės ilgai laukti, kol pagamins. Atėjome prie šašlykinės, kuri mums yra po dešinę pusę. Atrodo, žmonių nėra labai baisiai daug. Oi, dabar bus pervažiuot gatvę iššūkis. Laukiau tai pusę valandos, ble. Kur tą dviratį čia prisirakint, žmonės čia su dviračiais neatvažiuoja. Jo. Prie šitos tvoros reikia. O ką daugiau? Nieko nesugalvoju daugiau. Užsakymas, apmokėjimas. Labą dieną. Sveiki. Nes nežinosim, kam atiduoti. Didelė. Čia valgysim? Jo. O jūs nežinot, iki Kačerginės eina čia dviračių takas, tas palei čia gatvę? Ne. Neina? Ne, jisai iki čia to Juragiuko nusukimas. Tik tai, ne? Manau, kad taip. Didelė yra Lus 18 eurų. Jo. Palaukit, dar paklausiu. Šitas dviračių takas iki Kačerginės neina laipusai? Jo. Eina? Jo. Tikrai? Iki pat Kačerginės? Nu, jis paskui per gatvę reikia pervažiuoti paskui Kačerginės. Nuo kalno leistis, ten jau nėra dviračių tako. Nuo kalno tai nėra? Ne, tai ten tai jau dzin, bet čia svarbu važiuoti iki... Sako, yra. Jo, nu gerai. Pažiūrėsim. Gerai. Palaukit, atkimščiu. Ai, tai aš būčiau atsikimšęs. Taip? Gerai, ačiū. Alkoholinis. Eime į namelį. Ačiū, užimta. Ten gal? Ką žinau. Ir ten. Einu ten. Šiaip jo, nice vietelė, fainos pavėsinės tokios. Ir geriausias šašlykas Kaune.
Va toks numeriukas ir pagal numeriuką atneša, kai užsakai. Tai kai geras oras čia šitoj terasėlėj pasėdėti tikrai smagu. Nu, pagaliau sulaukiau savo šašlykų didelę porciją. Pažiūrėsim, per kiek laiko įveiksiu. Dabar yra be 10:07. Startuojam. Ilgai laukiau, bet vertėjo. Stipriai rekomenduoju. Always fresh vegetables and perfect grilled meat. Viskas suvalgiau iki paskutinio kąsnelio. Šiaip visą laiką būna gerai, bet šį kartą iš vis kažkaip nežinau. Awesome. Pasisotinau gerai, skaniai. 10 balų, 10 liuksų. Štai ir Kačerginė. Įdomu vėl, kaip seksis pervažiuoti tą kelią. Gal kaip nors. Pavyko. Smagu. Einam greičiau prie Nemuno. Dar turim 10 minučių iki saulėlydžio, o gal 15. Atsigavus Kačerginė, nors aš anksčiau praeitom vasarom čia nelabai atmindavau. Kažkada buvau atminęs. Dar tada biškį mirė buvo, čia nieko gero. O gal minti iki Zapyškio? 15 minučių iki Zapyškio. Gal varyt? Penkiolika minučių realiai užtraukčiau. Tai vis tik nusprendžiau minti iki Zapyškio, nes jau Kačerginėj nesimatė saulėlydžio. Galvoju, papumposiu ir dar spėsim. Gražiausi saulėlydžiai Zapyšky. Jau nebedaug liko. Kelios minutės ir būsim vietoj. Prieš kelias akimirkas mačiau saulę. Buvo virš medžių, o dabar jau
Pasislėpė. Na štai ir Zapyškis. Oho, kiek baikerių. Žalia žolytė. Bet kaip uodai lesa, ragas, negaliu. Oikt, čia nesąmonė, ar čia dėl to, kad aš suprakaitavęs, ar čia prie to vandens, tai... Na, čia... Gal reikia ten aukščiau varyt prie tos bažnyčios, nes vienas po kito, žiūrėk, daužau aš juos. Veikt. Viskas, baigiu vlogą. Ačiū už dėmesį, iki kitų kartų. Jau atgal, kai minsiu tamsoj, nebefilmuosiu. Uodai lesa, tai nesveikai, blemba. Apsimuturiavau su striukė kapišonu, blemba. Iš kur čia tų uodų rugsėjo mėnesį. O šita bažnyčia tai turbūt pati gražiausia Lietuvoje.